Bet ne ta tradicinė bulvė, nes smurtas pamokose yra blogai, ne, kur ten smūgiuoji, gal smūgių jokių nebus. Šitą bulvę aš kažkada pats sugalvojau ir jinai tinka pradinukam, kurie labai sunkiai muša dar tą kamuolį, bet nu šiek tiek jau moka pamušti, ne. Ta bulvė moko visų tinklinio elementų ir ta bulvė moko varžytis ir ta bulvė svarbiausiai moka komandinio darbo, ne? Tai jūs tuoj pamatysit. Vienai komandai yra tuka ir kitoj, kaip žaistumėm bulvę, ir jūs žinot, ne? Ir vienas kamuolys. Gerai. Aš visada duodu pirmą minutę pasimušinėti, kad suprastų, kaip reikia. Dabar žiūrėkit, kai mes žaisim šitą bulvę, nereikės nieko daužyti vidurį. Komanda ta bus geresnė, kuri laikys ilgiau kamuolį, taip kaip ir tinklinis, ne? Ir šitoj bulviai galima mušti kaimynį, viskas tvarkoj, ne? Jeigu ten jūsų bulviai, jeigu žaidžiat, kažkiek žmonių kaimynų negali, čia galima mušti. Dabar vienas žmogus turi vieną lietimą, tas lietimas gali būti iš viršaus, gali būti iš apačios, ne? Pirmą minutę, gerai, mes tik laimėjom, turim 3 sekundžių, jūs pasibandot, pasimušinėt, o tada žiūrėsiu jau varžymosi taisyklės. Gerai? Dabar 1 minutę 30 sekundžių pasimušinėt, gali kažką pašinti ratą. Ne? O, vienas lietimas verslai. Azarto trūksta, bet ne, dabar iš karto, ką mes turim mokinti, tai yra mušti. Bet ne kai kamuolys jau rankos, bet atskrenda, turiu mokintis. Nes jeigu atvažiuotumėt į aukštesnio lygio varžytumėt, varžybas jūs pamatytumėt, kiek žaidėjai ten kalba. Tai neįmanoma nekalbėti, ne? Tai šitą turim. Gerai, žiūrėk, dabar viskas paprasta. Žaisim iki 5 klaidų su vis sunkėjančiom. Aš, jeigu turiu, pavyzdžiui, 4 komandas, žaidžiam iki 5, bet vis sunkinu taisyklės. Kažkuri komanda 5 surenka, aš